Laida Ekomisija. Sveiki gerbiamieji Radijas 9 klausytojai. Mūsų laidų ciklas Seneka 3 paršiukai ir namo statyba jau eina į pabaigą. Šiandien kalbėsime apie mūrinius namus. Na, o išmintingoje paršiuko rolę pavesime klaipėdiečiui Rolandui Norvilui. Taigi diskutuojame, ko galėtų būti patrauklesni mūriniai namai už šiaudinius arba medinius. Bet paršiuko laikais nebuvo dar tokio personažo kaip bankas, paskola, o mes ir tai bandysime vertinti. Prie mikrofono Eduardas Bytautas. Rolandai, pakalbėkim tokią temą. Ar pasikeitė klaipėdiečio, statistinių lietuvių, imkim, kadangi Klaipėdos regione esame, tai klaipėdiečio požiūris į namą. Tugi ten pirmąjį namą pastatėjai labai seniai, o paskui dar. Tarkim, nuo pirmųjų, beveik nepriklausomybės laikų iki dabartinių laikų, kaip keitėsi lietuvio, statistinių lietuvio požiūris į namą. Koks tas namas turi būti, kaip jis įsivaizduoja. Ir gal paminėtum priežastis, ar ekonominė krizė, ar kūro kainos, ar architektų kokia nors šviečiamoji veikla, ar kas nors, kas turėjo įtakos, ar šiaip, kaip to atrodo tas dalykas? Pirmieji namai po nepriklausomybės pradėjo statytis tokie, kad požiūris lietuvio buvo toksai. Yra proga, reikia ją naudotis. Tai pirmoji eilėje galvoja dėl savęs, dėl vaikų, galbūt dėl senelių ar dar daugiau giminaičių. Dėl to šitie namai buvo išsipūtę su ta priežastim, kad tuose namuose turėjo gyventi galbūt ne viena ir ne dvi šeimos. Jie taip savotiškai buvo kūriami tokie mini daugiabučiai tam atveju, jeigu kas. Vėliau šita tendencija pavirto į tokią, kad kiekvienas lietuvis jau pradėjo statytis liktai kažką savo, galbūt ir butą nusipirkti, pradėjo turtėti. Tai išeidavo taip, kad su ekonominiu tokiu, kilimu tie namai pradėjo mažėti, jau nebestatė visai giminiai, o statė galbūt savo ir galbūt vaikui. Dar vėliau pradėjo statyti tik tai savo. Ir čia ir buvo tas iškreiptas tas požiūris iš pradžių į namą, o vėliau jisai susitvarkė ir atėjo nuo kokio 1000 kvadratinių metrų namai, nusileido iki 500 ir po to 300 ir dabar artėjo galbūt prie 100-150 kvadratinių metrų. Kad ir su tuo požiūriu į ekonominius tokius rodiklius, kiek anksčiau namai kainuodavo pastatyti ir kiek dabar. Tai tarkim, aš labai gerai prisimenu dar 91-2 metais, kada tie pinigai buvo matuojami doleriais, tai už 10-15 tūkstančių dolerių išeidavo gana dideli namai, kurie patenkindavo žmonių poreikius. Tuo tarpu butai kainuodavo, ten kokie 5-6 tūkstančiai dolerių. Tai įsivaizduokim, žmogus, matydamas, kad, tarkim, butas ten kainuoja kokių 50-60 kvadratinių metrų tokia suma, tai jisai natūraliai pagalvoja, aš geriau pastatysiu už 3 butų kainą 10 butų kvadratus. Ir dėl tos priežasties ir išsikreipia šitas dalykas. Dar kitas momentas apie išlaikymą. Šitie namai, kadangi dideli jau pastatyti, su laiku pasimatė, kiek kainuoja jų išlaikymas. Ir vėlgi šičia žmonėms atsivėrė akis ir pamatė, kad šitos namus išlaikyti visiškai neapsimoka ir juos pradėjo rekonstruoti, griauti. Kai kuriuos galbūt iš tikrųjų paverčia daugiabučiais, o vakaruose tai tokia praktika ir yra. Arba juos nugriauna, arba jeigu eina padaryti daugiabutį iš jo, ar ten 5 ar 6 butų namą, tai tokį ir padaro. Tai link to viskas krypsta ir pas mus. Šiandien dienai žmogus, aišku, dauguma žmonių žiūri tik tais į savo poreikius ir statosi jau savo namą, nebedaro tokių mini daugiabučių, ar ten visai giminė, ar dar kažkam tai. Kadangi namus darosi išlaikyti vis brangiau, tai natūralu, kad tų namų kvadratūra jinai mažėja ir
panašu, kad viskas ateis į normalias vėžės, taip kaip yra vakaruose, ir statysi žmonės 100-150 kvadratinių metrų ir statysis ekonomiškus iš gerų medžiagų, kad nepraleistų šalčio, ir apie tai, kaip mes kalbėjom galbūt praeitą kartą. Kol kas pavaizdavai, kad tik nuo 1500, 300 ir dabar link 100-150, tai mažėja, o nebuvo koks nors toks sumažėjo, paskui atšoko atgal, šiek tiek padidėjo, kas buvo persigandę, visai susimažinę, nebuvo tokio. Pasakyčiau taip. Jau grafika, taip krenta, a nebuvo kokio atšokimo ir vėl. Yra tokia tendencija, ir čia jau ir moksliškai pagrįsta, kad žmogus nesivadovauja logika, o vadovaujasi emocijom. Jeigu šiandien dienai vadovaujasi logika, kad reikia man mažo namelio, mažos kvadratūros ir jis žino, kiek jam kainuos išlaikymas, tai staiga, jeigu jam pavyko kažkoks verslas, momentinis, sakykime, tenais nuvažiavo kažką nupirko, paskui perpardavė, uždirbo, jam tai pradeda atrodyti, kad jisai pastoviai uždirbs. Ir jis neatsispiria pagundom statytis didesnio namo, o vėliau, kai pasistato tą didesnį namą, vėl jisai supranta, kad, iš tikrųjų, sunku jį užbaigti, nebeina tas verslas, ar tenais nebėra tokio uždarbio, tokio, kokio jisai planavo arba norėjo. Ir vėl tenka nusivilti, jis tada tokia atveju namą tą parduoda kažkaip tai už kažkokias kainas sumas ir bando jau statyti tikrą namą, jau teisingą namą. Jis vieną, antrą, trečią kartą pasimokęs, jau jisai bijo tų klaidų ir pradeda statytis mažiuką namą. O kai kitas žmogus, kuris dar nesistatė namo, o mato, kad žmogus statydamas jau iš kelinto karto būtent stato mažą namą, tai jiems yra savotiškas rodiklis ir jisai pradeda imti iš jo pavyzdį. Bet vėlgi, čia mes turim dar tą išgyventi, pragyventi, nes jau ir dabar aš krizės sąlygomis matau, kad vis tiek žmonės neatsispiria pagundai statyti didelių namų, 2,5-300 kvadratinių metrų, kurie visiškai nereikalingi. Galbūt jų poreikius patenkinti reikės jiems tokio namo 2, 3, 5 metam, bet vėliau, kai išeina vaikai, išeina į savo gyvenimą, susikuria savo būstus, tiesiog tas namas daros visiškai nelogiškas. Įsivaizduokime, jeigu žmogus turi 3-4 miegamuosius, svetainę, virtuvę, gali atvažiuoti pas jį, sakykime, svečias, užimti vieną kambarį. Bet tas svečias, kiek kartų atvažiuos pas jį per metus. Galų gale tą kambarį jam daryti svečiui kainuoja ženkliai brangiau ir jį išlaikyti, negu jisai nusamdytų viešbutį ar svečių namus, kuris apnakvindintų ir apmokėtų tam svečiui šitą nakvynę. Jau nekalbant apie nepatogumus, tas svečias apsistoja, juo reikia rūpintis ir pusryčius daryti, ir su juom kartu būti, ir dalintis buitim. Tas svečias, sakykime, vėlgi atvažiuoja, jis pabūna valandą, 2-3, vėliau vis tiek yra atvažiavo, aplankiau ir atlikau misiją, bet neturiu ant žmogaus sprando užsilipti ir gyventi jo gyvenimą, naudotis jo buitim. Galbūt žmogus iš mandagumo ir nepasako viso šito, bet kita vertus, tu turi pats susimastyti čia ir, kaip sakant, gyventojų ir žmonių kultūrą. Aš vakaruose kiek nuvažiuoju, niekur nėra tokios praktikos, kad atvažiuoja svečias ir žūtbūtis turi būti to žmogaus namuose, apsigyvens, apsinakvos, dalinsis buitim. Gal būna kažkokie išskirtiniai atvejai, bet tai nėra toks masinis reiškinys. Tuo tarpu Lietuvoje daro dėl svečio, bet vėliau, kai jau pasistato namus, kai tas svečias jau pradeda lankytis, jis vėliau supranta, kad gal vis dėlto tai negeras sprendimas, gal vis dėlto tam svečiui patogiau ir paprasčiau būtų apsistoti svečių namuose ar viešbutį. Bet taip iš praktikos tai beveik visuomet būna. Kartais net kombinuojamas, kad kabinetas, brūkšnelis, svečio kambarys, kad liktai tau, bet jeigu atvažiuos svečias, būna tokie kombinuoti kambariai palikti. Tačiau dar toks ne pats blogiausias variantas. Čia tikrai neblogiausias, kaip sakant, atsarginis variantas. Darau darbo kambarį ir tuo pačiu numatau galimybę, kad čia galėtų galbūt apsistoti
kai kuriais atvejais svečias ar vaikai ar kažkas tai. Bet nebūtina daryti ir darbo kambarį, ir dar kitokių kambarių, kitokios paskirties. Biliardai, tenisai, baseino patalpos, skalbimo patalpos. Čia galėtumėm tiek daug visko išvardinti, kad po to tas patalpas išlaikant gaunasi tokios sumos, kad tiesiog žmogus nebeišgali išlaikyti, neužtenka ar ten pensijos, neužtenka santaupų, neužtenka kažkokių kitų pajamų ir jam tenka šitą namą parduoti ir atsisveikinti su šitą svajonę. Užsienį tai jokių problemų parduoti, jie tiesiog keliesi į naują darbą, dar kažkas keičiasi, ar ten šeiminė sudėtis, pardavai naują nusipirkai. Pas mus namo pirkimas ar pardavimas, tai čia turbūt įvyksta ten gal 1 arba 2 kart gyvenime, ten bent jau iki šiol toks labai jau toks skausmingas, reikšmingas, didelis įvykis. Mes nepratę lietuviai, ar taip, kol kas? Tiesiog galbūt tas pasikeitimas dar paprastesnis ir tuom, kad tie namai yra mažiukai ir juos keistis labai paprastai iš mažiuko į mažiuko. Bet taip, jeigu ten būtų pardavinėjami taip pat didžiuliai namai, tai tiesiog tam dideliam name net ir gyventi pasidaro nejauku. Tai dar ir šitą reikia suvokti. Tai kai pas mus ateis tas laikas ir pas mus viskas bus taip paprasta. Žmogus parduos, persikels į kitą miestą, pagyvens, galbūt pasikeis aplinkybės, jisai vėl grįš į kitą vietą ar į tą pačią. Čia tiesiog mes turime tai suvokti, tai turi įsiskiepyti mumise ir tik tai tada ne tik tai svajoti, bet priimti realybėj tokį gyvenimą. O dabar mes padarykim nedidelę pertraukėlę ir paklausykime muzikos. Laida Ekomisija. Radijos stotis, radijos 91,4 FM. Laida Ekomisija. Mėly radijo klausytojai, dabar mes sugrįžtume po muzikinės pertraukėlės ir kalbėsime apie Seneką, 3 paršiuką ir namo statybą. Šiandien kalbėsime apie mūrinius namus. O išmintingojo paršiuko rolę pavesime klaipėdiečiui Rolandui Norvilui. Prie mikrofono Eduardas Bytautas. Rolandai, jeigu truputį pakalbėti apie krizės, ne būtent šią krizę, bet tai krizės tai yra tiesiog taip jau gaunasi, kad ekonomikai neišvengiamai taip nutinka, ten kažkiek tai, ar ten 5, 6 ar 10 metų, didelės kažkiek tai metų. Ar tu vis tiek jau ne vieną krizę esi pergyvenęs, kaip tai paprastai atsiliepia ta periodas, baimės periodas, sąstingio periodas, paskui atsigavimo kažkokie ženklai. Gal galėtum nupiešti, kaip būdavo ir kaip dabar yra? Gal ko nors net optimistinio gali pasakyti? Gal jau kažkas? Pasakyčiau taip, šiandien dienai taip, kaip dabar vyksta, tai iš po krizės yra pirmieji ženklai, kurie rodydavosi ir po kitų krizių buvusių pas mus. Aišku, galbūt čia dabar pasaulinė, o kitos ten buvo rusų krizė, bankų krizė. Tai sakyčiau taip, pirmas požymis, į kurį reikia atkreipti dėmesį, kai tik pradeda važiuoti, sakykime, kroviniai, pajuda transportas, laivai, konteineriai, tai čia yra pirmieji požymiai, kurie kaip ir organizme savotiškai pradeda kraujas judėti po kūną ir atsiranda gyvybė ir kai gyvybė atsiranda daigai ir atsigauna visos verslo rūšis. Tai šiuo metu Lietuvoje būtent tai ir vyksta, tai vyko praeitais metais didžiojoje Europos daly ir atėjo iki mūsų, tai palaipsniui viskas ir gerės. Jeigu taip vaizdžiai pasakyti, tai pas mus šiuo metu yra tai, kas buvo prieš 10 metų. Jeigu taip sakykime, prieš 10 metų buvo 2000-ieji, tai čia buvo rusų krizė ir po trupučiuką viskas keitėsi ir gerėjo. Tai jeigu taip vaizdžiai pasakyti, jeigu 2004-2005 jau ženkliai žmonės pajutė pagyvėjimą ir, sakykime, gyvenimo kokybė pasikeitė, tai lygiai taip pat ir dabar už kokių 4-5 metų mes matysime panašų vaizdą. Aišku, jis nebūna niekada identiškas, bet vis tiek gyvenimas palaipsniui gerėja ir jisai gerės. O tai, kad šiandien dienai mes dar to nejaučiam visi, tai natūralu, nes tik visos tos užuomazgos prasidėjo. Vakaruose tai jau jaučiasi, o pas mus tai turėtų pasijausti jau kitais metais.
Tai truputėlį teks palaukti. Visą gyvenimą kažko tai laukiam, tai ir dabar kažko tai palauksim. Po kažkiek laiko vėl teks nusivilti ir galbūt vėl bus kita krizė, bet čia reikia priimti tos reiškinius natūraliai, nes toks gyvenimas, jisai yra banguotas, reikia būti ir ant bangos viršaus, ir apačioj ir su tuom susitaikyti. O Rolandai, kaip tau atrodo, ar pasimokoma iš istorijos yra, ar paskui, kai viskas yra gerai, žinai, kaip būna, kai bent savaitę šviečia saulė, tai net sunku įsivaizduoti, kad kažkaip gali lyti, net to vaizdo lietaus užmiršti. Taip ir su krizėm. Gal žmonės galvoja, jau daugiau nebebus, jau dabar spaus pedalą iki dugno ir vėl viskas bus gerai. Neatsitinka taip pat. Čia kaip su mūsų vasara šiais metais. Pradžioj vasaros buvo vėsoka ir daug lietaus, kritulių, o patekėjo saulė 2-3 savaitės ir jau žmonės nusprendė, kad pas mus per karštą ir norisi vėsumos. Tai galų gale žmonės turi apsispręsti, ar jie nori karščio, ar nori vėsumos, o galų gale būna kažkokia tai pusiausvėra. Tai šiuo metu tiesiog kaip yra, taip ir tom reikia ir džiaugtis kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvienu rytu, kiekvienu vakaru ir kiekvienu metu, net ir krizės metu mes turim džiaugtis, kad mes turim tokią pamoką, jas išmokti ir po to pritaikyti tolimesniam gyvenime. O kaip tu apibūdintum dabartiniai stadijoje, kaip lietuvis supranta, aiškiai, tą vidutinį normalų namą kvadratūromis, tarkim, jeigu svetainė maždaug taip galėtų būti ten, ar gal yra kokios tendencijos, sakysim, buvo prieš keletą metų tokia absoliuti tendencija sujungti virtuvę valgomąją su svetainė. Tiesiog griovė sienas, visas bendros erdvės, viskas. Paskui ten paaiškėjo, kad kartais ne visai gerai. Vėl sugrįžo taip ar taip. Koks taip, jeigu tu pavyzdžiui, statistinė šeima, vyras, žmona ir vaikas, 2 vaikai. Arba vienas yra, bet antras bus, tarkim. Tai vidutinė tokia šeima. Kokį jis galėtų sveikai norėti namą? Tai tokia, taip, tu gali nepataikyti, bet vis tiek tu jau daugmaž pataikysi. Aš pasakyčiau taip, pirmoje eilėje reikia objektyviai įvertinti situaciją. Jeigu žmogus gyvena bute 50, 60 ar 70 kvadratinių metrų, tai nebūtina tą kvadratūrą padidinti 2, 3 ar 4 kartus, kad pagerinti gyvenimo kokybę. Ar jinai pagerės 3 kartus, jeigu 3 kartus? Tai būtent jinai tiek nepagerėja. Tai tiesiog, kai mes su žmonėms susiduriam, žmogus atėjęs pas mus pirmoje eilėje jis kalba matematiškai. Ir gana labai protingai. Sako, aš gyvenu tokiam bute, man reikėtų namo 120, 100, galbūt 50 kvadratinių metrų. Bet kai suprojektuoja jam namą architektai, staiga jam tas namas pasirodo jau per mažas. Ir jisai nori galbūt dar vieno kambario, galbūt nori padidinti juos, atsiranda dar holai, erdvės per daugštus ir taip tas namas pučiasi. Jis visiškai nesusimasto, kad visą tai kainuos. O kam reikalas? Iš pradžių jis netgi uždėjo dvigubai. Jeigu, kaip sakai, gyvena, tarkim, 50, 60, 70, 80 metų normalus būtas, jau taip jau link normalumo. Ir staiga jam prireikia 120, bet pradedant projektuoti, jis vis tiek jį neįsitenka. Tai čia gal architektai taip plačiai piešia ir žiūri, kad žmogus turi 150, bet jis vis tiek ten neįsitenka. Kam čia taip, kaip įdomi taip? Čia būna galbūt bendras suvokimas tiek architektų, tiek kliento. Jeigu klientas aiškiai suformuluotų užduotį architektui, kad aš noriu sutilpti į 100 kvadratinių metrų visą mano, kaip sakant, gyvenimo kokybę, tai architektas... Čia be garažų, be nieko, be abejo, taip? Taip, be garažų, be nieko. Tai jisai taip ir suprojektuos architektas. Bet jeigu jis architektui pradeda nurodinėti, aš noriu tokio kambario, tokių kvadratūrų ir taip toliau, tai architektas jam pasiūlo programą. Daug kartų buvo, kad ir su mumis dirbantis architektai klientams suprojektavo visai protingus namus. Bet po klientų įsikišimo tie namai pūtėsi, išsipūtė ir kai pasistatė, pasimatė, kad tie namai yra vis dėlto per dideli. Ir tai kartojasi. Net ir dabar šiuo metu visą tai kartojasi. Ir kaip reikia žmonėms paaiškinti, kaip su jais reikia bendrauti, tai čia vėlgi grįžtant prie to, kad žmogus... tiesiog jis nesivadovauja logikai, jis vadovaujasi emocijom. Vieną dieną emocijos jam gali pasikeisti, kitą dieną jos gali būti dar aktyvesnės.
Ir tas namas natūraliai jisai besikeisdamas gali labai brangti ir taip gali jisai susigadinti visą savo gyvenimą. Jisai planavo namą pasistatyti vienokį, pasistatė per didelį ir nesugeba jo įsirengti. Jis susiduria problema likvidumo, tokio namo neina nei parduoti, sunkiau parduoti. Kai namas jau pastatytas didelis, paprastai žmogus, jeigu paduoda skelbimą kažkur tais į agentūras, jisai parašo, kad namas parduodamas ten 250 kvadratinių metrų. O tas žmogus, kuris ieško namo, dažniausiai ieško 100-150. Ir tik tai vėliau pradėdamas su architektais bendrauti arba į tą namą netyčia nuvažiavęs, suvokia, kad jam reikia didesnio, vėl užsikrečia šito, kaip sakant, kaip čia pavadinti, ir jisai pradeda vėl žaisti tą žaidimą, kol suvokia, kad jisai yra jam per didelis tas žaidimas. Tai čia labai įdomi karuselė tokia. Ir tokia karuselė. Ir tą karuselę, matyt, mes turėsim ją išmokti, išžaisti tol, kol gausis kažkoks rezultatas, bendras supratimas ir tie namai taps protingesni. O kaip tu galvoji, ta karuselė žaidžiama ir užsienį, ar jie iš kartos į kartą jau yra pasimokę ir jau nebežaidžia? Jie maždaug žino, ko nori, nes ir tėvai jau buvo atsižaidę, ir kaimynai, ir jo draugai, ir laikraščiuose jau 15-20 metų apie tai rašė ir jie žino, ko nori. Ar nėra taip? Pats labai teisingai dabar viską ir išvardinai, kad ten jau yra išžaista šitie žaidimai ir ta karuselė jau nebesisuka. Tai vat pas mus, kol mes... Kaip manai, kiek ratų mes apsuksim čia, kol nustosim žaisti? Nu, kai dar ateis dar porą krizių, tai ir pražaidė. Kaip tu čia galingai. Nu, taip yra kaip yra. Apsidraudžia. Rolandai, o dabar ekologija, tarkim. Aišku, labai plati savoka, bet pjaučiau 2 lygmenim. Tokia galima skersai, strižai, ten kaip nori pjausit, bet keistais galbūt 2 lygmenim. Pagal tokį egocentrizmą, tarkim. Vienas sluoksnis tai yra sau, man sveika, man gerai, man negaruoja, aš pigiau moku už kūrą ir taip. Antras lygmo, kad tarkim tai jau kaip minimum mano gyvenvietėje, bent jau Klaipėdos miestui, Lietuvai, ten, motuliai žemėje ir taip toliau. Tarkim, kokioje klasėje mes esame? Vat, jeigu tai paėmus pirmas etapas man ir tos labai didelės altruistinės tokios idėjos, tokios labai kilnios ir taip. Vat, kokiam lygmenį esame, kokiam lygmenį šnekame ir skaliai, pavyzdžiui, nuo 0 iki 10, tarkim, kaip čia mes atrodom ir vystomės. Pavyzdžiui, grinai, ką tu susituri, ne tai kaip tu manai, ten kaip turėtų būti, arba gražiai šnekėsi, nes taip reikia šnekėti, bet ką tu matai gyvenime, susitinkama su klientais? Sakykime, jeigu tai pažiūrim nuo sovietmečio, pažanga yra, bet jeigu lyginant mūsų su vakarais, su jų kultūra, tai mes esam kokioj geriausiu atveju 2 klasėje. Jeigu palyginti su 12 klasių, tai mes esam kokioj 2 klasėje. Nu, tai kadangi viena klasė vieni metai, tai vadinasi 12 klasė, reiškia, ateisim po kokių 10 metų, tai galbūt kažkokia pažanga bus įvykusi, bet vėlgi pabaigus mokyklą dar ne visada reiškia, kad mes išmokom. Galima ir baigti, vos baigti. Tai priklausomai, kokiais pažymiais mes baigsime. Gal esi susidūręs su kokiais klausimais? Labą dieną, o kaip ten ta tema, kokių nors įdomių istorijų gal? Arba tiesiog galbūt tiesiog palyginimui pasakyčiau taip. Jeigu mes nuvažiuosim kažkur į civilizuotesnę vakarų šalį, virtuvėje ar ten sandėliuke matysime skirtingų atliekų maišelius ar indus, į kuriuos rūšiuojamos, reiškia visos tos buitinės atliekos. Pas mus, pas lietuvius, jeigu žeitumėm, tai iš kokio 100 pas 1 gal ir atrasim. Tai visą tai ir pasako. Bet finale atrodo, kad paskui rūšiok, nerūšiavęs, vis tiek jos nukeliauja ten. Čia jau kitas klausimas, bet svarbu tokia pradžia. Tai bent jau pradeda rūšiuoti, kur jau jos nukeliauja, tai jau, kaip sakant, sekantis etapas. Bet bent jau, kad atsirastų šita kultūra, tai, jinai pamažu galbūt ateitinės. Nes tie žmonės, kurie dabar galbūt emigruoja, o vėliau sugrįž, įpratę ten gyventi kultūringiau, rūšiuoti, sakykime, tame tarpe, grįžę galbūt jie plėtos šitą suvokimą,
šitą kultūrą ir galbūt po trupučiuką mes keisimės. Taip kaip keitėmės per pastaruosius 20 metų, tai jeigu tokiais tempais keisimės, vis tiek vyks kažkokia pažanga ir po 10, po 20 metų pasivyti galbūt mes taip greit neprisivysim, bet skirtumas vis tiek mažės. O dabar mes padarykim nedidelę pertraukėlę ir paklausykime muzikos. Laida Ekomisija. Radio stotis, radijas 91,4 FM. Laida Ekomisija. Mėly radio klausytojai, dabar mes sugrįždame po muzikinės pertraukėlės ir kalbėsime apie Seneką, 3 paršiuką ir namo statybą. Šiandien kalbėsime apie mūrinius namus. Na, o išmintingoje paršiuko rolę pavesime klaipėdiečiui Rolandui Norvilui. Prie mikrofono Eduardas Bytautas. Kitus sluoksnių paėmus, tai grinai ekonominiai dalykai. Daugelis ekonominių dalykų kartais sutampa su tom idėjom. Pavyzdžiui, jeigu kuras yra labai brangus, tai naudojant ekonomiškesnę, taupesnę technologiją, mažiau jo sukūrenti, tai atsiliepia ir tavo kišeniai gerai, ir gamtai gerai. Vat būna tokių dalykų. Bet kartais būna atvirkščiai, jeigu lietuviai pasakytų, žinai, mes ten atsivežėm kažkokių miltukų arba ten lašiukų, įpilsi į benziną, variklis bus aišku, terš 10 kart daugiau, tai atrodo tau kišeniai geriau, visiems žmonėms ir viskam blogiau. Tai būna ir priešingų tokių dalykų. Tačiau, ko gero, daugelis nusispjautų į jį. Labai teisingai pasakei, kad žmogus labai svarbu matematika ir jeigu jam išeina skaičiai mažesni, tai kartais jisai gali prasilenkti ir su sąžinė, su moralinė. Kad nekalbu apie visus, bet tikrai yra nemažai žmonių, kuriems matematiniai dalykai yra svarbesni. O dabar žiūrėk, jeigu imkim iš kuras, tai vienas iš pagrindinių dalykų, kas kalbam apie namą ir tai sukasi apie šiltinimo sistemas, visas, tai taupyti energetinės sąnaudas. Tai yra gyvi pinigai, taip? Taip. Tai gal išvelgtum kokios kuro rūšis arba būdai šildyti namą yra galbūt perspektyvesni, abstrakčiai kalbant ten. Ar dujos, ar geotermija, ar ten kombinuoti kažkokią ten taip su to vasarą taip, žiemą taip, arba kažkokia tokia. Ir tas balansas su investicijom, nes irgi yra skaičiai, kurie paskui nebeatsiperka. Kol nebus prieita prie kompensavimo mechanizmą už saulės, sakykime, energiją, saulės baterijos, geoterminius šildymus, taip kaip yra vakaruose, šitas klausimas... Teoriškai lyg tai prieita, bet dabar jau praktiškai reikėtų jau. Tai praktiškai turi prieiti valstybė. Taip kaip yra kitose šalyse, kada yra kompensuojama už alternatyvus energijos šaltinius. Ir kai tik tai šitas mechanizmas išjudės, taip visas tas klausimas, kaip sakant, atsispindės gyventojų būstuose. Tiek su saulės baterijom, tiek su geoterminiais šildymais, tiek su kitokiais alternatyviais energijos šaltiniais. Šiandien dienai šitie dalykai vis tiek atsiperka per labai daug metų ir žmogui, kas vyksta labai ilgai, jo nedomina. Jį domina trumpesni terminai. Tai dėl tos priežasties pas mus šitie dalykai įstrigę, sakykime, kažkuriam laikui. Manau, kad vis tiek keisis artimiausių laikų. Čia, sakykime, ar po metų, 2, ar 3, ar 4, bet... Visur tai buvo ir tuose pačiuose vakarų šalyse, tas pats turi kartotis ir pas mus. Po trupučiuką vis artėjame. Tokia mano, kaip sakant, nuomonė. O gal pastebėjai, ar Lietuvos, mes bendraujame su architektais, ir kauniečiais, ir vilniečiais, ir važiuojate kuris, Olandijoje buvote? Mes važiuojame į Olandiją, Belgiją, Vokietiją, pagrindinės šalis, kuriuose lankomės ir tai tokias jūrinės, šiaurinės, kur klimatas panašus arba netgi, ne tai kada šiauresnis, bet ne piečiausias, ne Ispanijos. Labiausiai pasiduodam link Olandijos, nes Olandija yra turbūt vienintelė pasaulio šalis, kur daugiausia pavyzdžių, teisingų pavyzdžių, kaip statytis namą, architektūra, sakykime, stilistika, požiūris, gyvenimo būdas ir kadangi važiuojant į Olandiją
pravažiuojam tokią šalis kaip Belgija, Vokietija, tai aplankom ir šitą šalis. Ir jeigu taip žvilgterti, kokia žmonių nuomonė ir kokia nuostata susiformuoja po kelionės, tai vis tiek jie labiau linksta link olandiškos architektūros, link tokio švaraus, link tokio minimalistinio stiliaus. Nors galbūt prieš kelionę būna visai kitoks požiūris. Vokiškai nusiteikę. Taip, sakykime, ten vokiškai ar lenkiškai ar dar kažkaip tai, bet požiūris žmonių po kelionių labai pasikeičia. Apskritai, po bet kokių kelionių. Jeigu žmogus važiuoja, sakykime, ar į Egiptą, ar į kitą šalį, vis tiek jis parsiveža kažkokių pavyzdžių, kuriuos jis norėtų panaudoti savo, bet nebuvęs kitose šalyse, nematęs kitų pavyzdžių, gali kartais ir suklysti. Tai mūsų architektų nuomonė ir dabar jau ir mūsų nuomonė, tai žmogus prieš statydamas namą būtinai turi aplankyti šalis, kurios yra arčiau mūsų, sakykime, mentaliteto, arčiau to supratimo, arčiau, reiškia, gamtinių sąlygų. Tai būtent ta šalis Olandija yra arčiausiai ir primtiniausia mums. Nekalbu apie tai, kad Skandinavija taip pat turi neblogų pavyzdžių, bet taip susiklostė, kad mes labiau pamilom Olandiją ir būtent važinėjom į tą šalį. Tai dėl to pas mus ir Žaliajame slėnyje, ir kituose kvartaluose, kuriuos mes planuojame, atsispindės tas stilius, atsispindės ta kultūra ir bandysime, kaip sakant, žmonės nukreipti šitokią kryptim. Aišku, yra žmonių, kurie galbūt iš pirmo žvilgsnio nepriima ir kartais tikrai klaidingai mąsto, bet vėliau susipažinę iš arčiau ir apsilankę tuose būstuose, pabendravę su žmonėmis, kurie gyvena tuose būstuose, keičia savo požiūrį. Ir ne taip, kad šiek tiek keičiasi, bet ženkliai keičiasi. Dėl tos priežasties matom, kad mūsų linija yra teisinga ir tiesiog mes jos laikomės, nes matome paklausą. O gal gali tipišką situaciją nupiešti, kad norėjo taip, nuvažiavo ir sako, aš jau noriu kitaip. Daugmaž abstrakčiai, bet kad eitų suprasti. Pasakysiu taip, kad dabar Žaliam slėny modernius ir stilingus namus turintys žmonės, absoliuti dauguma jų norėjo visai kitokių namų. Bet tik vėliau dėka informacijos, dėka bendravimo, dėka kelionių, dėka išsikalbėjimo, po trupučiuką tas požiūris keitėsi ir keitėsi suvokimas apie namą, dėl to tie namai dabar tokie. Ir natūralu, kad daugumai žmonių gali tie namai pasirodyti keistoki, nes jų yra dar nedaug, nepripratę, bet net ir paskutinis pavyzdys, vėlgi atvažiavo žmogus pas mus prieš savaitę į architektų aikštę, pasižiūrėti namų specialiai, kaip atrodo, reiškia, su čerpiniais stogais. Ir aš jo tiesiog paklausiau, kodėl jūs nusprendė čerpinį stogą. Na, man taip gražu, man tai patinka, bet sakau, jūs galite dabar paklausti pas bet kurį čia užeiti gyventoją ir paklausti jų, ar jie dar kartą dėtų čerpinį stogą ar vis dėlto plokščią. Ir jis užėjo pas vieną kaimyną, užėjo pas kitą ir išgirdo, kad vis dėlto jau dabar stogo tikrai nebesidėtų. Tai va, čia yra... Kokie motyvai buvo? Kokie pagrindiniai? 2-3 kokius gal galėtum paminėti? Motyvai ekonominiai visų pirma, išplanavimo namo. Bet ekonominį tai jis iškart žinojo žmogus, čia jam nereikėjo įsitikinti, skaičiai rodė iš karto. Tiesiog vėlgi čia emocija. Sakykime, jisai buvo taip susiformavęs tokią nuomonę, bet vėlgi čia vėlgi veikia, sakykime, kaip ir toks bandos jausmas. Jeigu jis užėjo pas tą žmogų, kuris jau turi tokį stogą ir sako, ne, aš jau tokio nebedaryčiau, ir nuėjo pas antrą, taip pat jis to nebedarytų, tai jis natūraliai ir pagalvoja, o gal ir man jau nebedaryti. Bet būtent ėjo pas tokius, kur turi čerpinį stogą. Būtent ėjo pas toks. Jisai specialiai norėjo, kad aš jam padaryčiau ekskursėlę ir pavaikščiočiau prie tų namų ir parodyčiau, kaip žinai pas ką eiti. Taip, tiesiog galima... Kad tai pasakytų, ar taip atsitiktinai pasitaikė? Ne, tiesiog tai yra tiesiog natūralu. Šiuo metu, jeigu stovi 10 čerpinių namų ir jeigu užėjus pas juos visus, gal vienas
du tegul pasako, ne, kitaip, bet tikrai visi dauguma pasakys, kad tik už plokščius namus. Bet čia pagal psichologiją dažnai žmogus, jeigu ir apsirinka, tai jis nori save pateisinti ir, žinot, kaip istorija, tai iš tarybinių laikų žiguliukai ir maskvyčiukai. Tai jeigu žiguliukas buvo tobulesnė mašina, tai bent jie rasdavo tie maskvyčiukininkai argumentą, kad pas mas tai nors karta storesnė ir ten 20 metų neprarūdys. Tai vis tiek jis teisus, jis tokia turi. Kitaip pasakysim, kai buvo šitie žiguliukai ir moskvyčiukai, kažkokiu tai metu atsirado ir šitos importinės mašinos. Bet vis tiek žmonės sakydavo, importinė, reiks taisyti, negausim dalių ir mes jos nepažįstam tos mašinos. Vis tiek pirkdavo rusišką mašiną. Bet po kažkiek tai laiko jam buvo ir nebepatogu dėl to žiguliuko ar moskvyčiuko ir toks atsirado natūralus reiškinys važiuoti su vakarietiška mašina. Tai lygiai taip pat ir su kitais daiktais, tame tarpe ir namais. Gerai. O tai galėtum dabar įvardinti tipinį namą, kur klientas norėjo to, blaškėsi ir finale dauguma, susisėda smegenyse vaizdas, kad aš sutinku turėti tokį namą. Tokį vaizdą galiu piešti, kaip jis atrodo, tas. Pasakysiu taip, tarkime, ateina žmonės ir jie atsineša visokių paveikslėlių, žurnalų, nuotraukų ir parodo namus, kokių jie norėtų. Ir vėlgi žmogus nori tai, ko mato. Paprastai žmogus daug ko būna nematęs, taigi jam neįmanoma visą pasaulį pažinėti ir kitas žmogus to Olandijoje nėra buvęs ir nėra matęs tų tikrų namų. Ir kai jisai pamato daugiau medžiagos, kai jisai pakeliauja, kai jisai pasivažinėja, kai jisai pabendrauja su architektais, jis natūraliai pradeda turėti dvi nuomonės, dvi pozicijas, o tik vėliau jam reikia ją išsigryninti. Ir kai jisai gal kartais būna architektai, kada jam du namus projektuoja, du variantus ir vėlesniai stadijus tiesiog pamato ir išsigrynina mintis ir dažniausiai tos mintis būna tokios, kaip aš paminėjau pokalbio pradžioje. Koks geriausias patarimas būtų renkantis namą? Iš visos patirties, ką tu dabar turi? Nuvažiuoti į Olandiją. Pirmoji eilėje nuvažiuoti į Olandiją, pabandyti, kaip sakant, ten užeiti pas žmonės. Žmonės labai noriai įsileidžia į vidų. Labai nori. Lietuvoje tai turbūt taip jau įvairiai būna. Lietuvoje taip nebūna. Nežinau, galbūt yra kažkokie išskirtiniai atvejai. Bet Olandai mielai priima pas save į svečius, pasisodina, išgeria arbatos, kavos. Jiem labai įdomu, jiems absoliučiai yra pripažinimas ir didžiulė garbė, kad tai nieko keisto, netgi jiems smagu, taip? Visiškai nieko keisto, jie labai natūraliai priima ateimą į svečius. Vat eis pro šalį žmogus ir jeigu pamatys Olandas, kad paveiksluoja jo namą, jisai viduj labai gerai, kaip sakant, pasijaučia ir žmogų pasikviečia į vidų, leidžia ir vidų išsipaveiksluoti ir apibūdina, papasakoja, kaip jis statėsi, kokias medžiagas naudoja. Ta prasme, gauni išsamią informaciją. Tik tai turėk laiko. Tu čia pasaka, galų galia tai ne iš pardavėjų, ne iš menedžerio kokio nors, o tu grinai iš taip yra, kaip yra. Tu jau labai panašu, kai jis kalbės tiesą, o prieš ką jam maivytis teisingai. Ne, jam nėra prieš ką maivytis, jam yra didžiulis pripažinimas ir suvokti, kad kažkam jo namas įdomus. Jis kažką vertingo padarė, kad net kitam įdomu. Tai čia galbūt palyginimu, jeigu Olandas jau gimęs, turi genuose kažkur užkoduotą tą, sakykime, projektavimo gyslelę, tai panašiai, sakykime, kaip lietuvis galbūt, gal Smetonos laikais, sakykime, išvirdavo alkoholio, samagoną ar rūginę ir jam būdavo malonu pasigirti arba pasididžiuoti, kokia skani jam degtinė gavosi. Tai taip Olandui yra su namais. Tai išvertus į kitą pusę, jeigu nori paragauti degtinės, reikia. Oho, tai Olandija. Galėtų lietuvis keistis, reiškia, patirtim. Su Olandais. Tai gal galima būtent nuvažiuoti, buteliukas ir pasišnekėti. Manau, kad tikrai neatsisakytų. Dauguma neatsisakytų.
Tai dėkui tau, Rolandai. Iš tikrųjų, tai aš manau, kad žmonėm, kurie daug galvoja, ruošiasi, o namas tai yra tikrai labai didelė investicija ir čia nejuokinga. Tai daryti klaidas ten būtų kažkaip lyg tai negerai. Tai jau tikrai tavo patirtimų ir patarimais būtų... Didžiausias patarimas - neįsivelti į didelius namus. Geriau per mažą pasistatyti, negu per didelį. Tarsi, jeigu per mažą, tai bent nesunkiai parduosi. Nesunkiai parduosi. Į likvidumą net pasižiūrėti. Būtent. Tai ačiū labai už pokalbį. Sėkmės tau. Ir štai mūsų laikas jau baigėsi. Širdingai dėkojame Radijos 9 klausytojams. Jūs girdėjote laidą E-komisija. Laidos E-komisija prašome klausytis kiekvieną šeštadienį nuo 10 valandos. Be to laida kartojama kiekvieną antradienį. Jūs galite paklausyti 10 valandą ryte. Na, o dabar atsisveikiname su pašnekovu ir jumis, radijo klausytojai, ir iki sekančios laidos. Laida E-komisija. Radijo stotis Radijas 9.